Visose šitą sukasi, ne šitą? Sukasi. Gerai, prašom, sėda Aidas. Aidas, tai pradedam. Pečio neturėjau, dieve tu mano vienintelis. Aš irgi neturiu pečio, šis dalykas. Kitą kartą ateisiu. Gerai, Tom. Anam. Tai uniformos. Trumpai pasakyk, kuri kamera filmuoja, kaip įdomu dėlį. Nes čia keturis. Kodėl keturis? Šiaip sakau. Visais kampais, kad Viena būtų. bendra? Žodžiu, šita filmuoja Aidą, šita makaluosis po jūs vis tris. Kas kalba tą? Kas kalbam, tą filmuojam. Šita filmuoja jūs du, šita filmuoja Visus. bendrą visus. Geras, okei. Tai kuris pradės šnekėti? Nu tai jaučiu aš tada pradėsiu. Gali į bendrą tada. Bendra yra ta toliausiai, kur yra. Šitą, ne? Ja. Tai galim ir mes ten žiūrėti. Galim važiuoti? Tai 1, 2, 3, sveiki gyvi. Tai va, nusprendėm padaryti podcastą, kadangi matom, kad galbūt reikia ir norim tai daryti mes, tai visų pirmiausia, kas mes esame jau galbūt kažkas pažįsta mane, Airsoft Punksai. Čia yra mano kolega Šarūnas, mano kolega Aidas, nu ir aš Eimantas, kurį greičiausiai pažįstat. Tai va, tai noriu galbūt irgi plačiau papasakoti, ką mes veikiam, tai mes organizuojam šratasvydžio žaidimus, o behind the scenes dar su manim komandui Šarūnas yra už techninę dalį atsakingas ir visiškai mūsų naujas šviežias komandos draugas Aidas, kuris už filmavimą bus atsakingas, ne? Nuotraukos filmavimas medija, ne? Jo. Ja, tai šitas ilgas podcastas irgi bus, galėsit man čia strėlių duoti. Jo, pasiruoškite apie 2 valandas. Kad užknyso šitas operatorius. Jo. Tai va, o ką papasakot norim, tai gal iš tikrųjų einam iš karto prie fainiausių dalykų, o po to jau turėsim 100 epizodų, 100 visko, tai irgi papasakosim apie viską daugiau plačiau. Tai ką mes iš tikrųjų nuveikėm, faino, gero, naudingo, tai čia galbūt jau Šaras plačiau papasakos, kuris buvo, ką veikė. Jo, tai, bet tai, žinai, tu čia dabar taip pristatei ir aš iškart galvoju, ką aš jau tokio čia gero daug ir nuveikiau. O šitą gal taip labai peršoko mane ir galvojam, kad mūsų įsijungė tie, kurie žino, kas yra Airsoft Punksai ir to labiau žino, kas yra apskritai Airsoftas, ne? O jeigu netyčia užtiks kas nors, kas tiesiog šiaip ieškojo receptų. Va, ir pataikė. Ne, paskaitot descriptioną, bus, o kita serija. O trumpai apie Airsoftą nereikia. Jo, trumpai aš galim papasakoti apie Airsoftą. Tie, kas nesusipažinę su Airsoft'u, tai labai trumpai, tai yra dažasvydis su mažesniais rutuliukais. Galbūt mažiau skauda, iš tikrųjų. Jo, dažasvydis su mažesniais rutuliukais. Nedažančiais. Jo, nedažančiais, kurie tiesiog sukelia skausmą, mėlynės ir tiek žinių. Tai va, o šiaip jeigu taip žiūrėta, ne, tai šratasvydis yra arčiausiai to, kas yra visam karui, galbūt karo temai tai visai. Tai kol vieni kariauja, mes čia galime tą visą treniruotis ir kuo puikiausiai atlikti mūsų teritorijai, sakyčiau. Skeptiškai kai kurie žiūri iš tikrųjų į tą galimybę treniruotis, ypač toje vietoje, kur mes, CQB, tai yra patalpų, niekas kare dabar taip, niekas nevalo, tiesiog, žinai, paleido ten droną, robotą ar ten kokią nors bombą arba užmėtę granatom ir taip toliau. Aš tai labiau žiūriu tiesiog ir turbūt tie, kurie nauji ateina, gal aš siūlyčiau net nežiūrėti į tai kaip kažkokią strategiją, pasiruošimą kažkam, tai tiesiog kaip geras sportas. Nes aš apart Airsofto dar žaidžiu futbolą, tai tiesiog futbole, aišku, irgi reikia galvoti, bet tu lakstai pirmyn atgal. Čia tu kažkur pabėgi, kažkur tai užlipi, pritupi, priklaupi, paropoji, ten žaselė ir taip toliau. Tarsi, kad po tų ten 3-4 valandų lakstymo, kas dažniausiai maždaug apie 10 km man gaunasi pagal laikrodį,
Tai, tikrai labai gera fizinė treniruotė, plus tai yra, ore, o ne kokiam nors ten priprakaituotam smirdančiam sporto klube. Jo, kaip vienas dar žmogus buvo žiauriai gerai pasakęs, ta prasme, tai pas mus ateina žmonės išsikrauti. Po visos savaitės darbų, po visų rūpesčių, pailsėti nuo šeimos galbūt, ne, viską. Tai va, tikrųjų tinkantis sportas, sakyčiau, nuo nežinau. Aš manau, kad kiekvienam skirtingai turbūt tas yra softas suprantamas. Vienam tai gali būti apie sportą, kitam apie taktiką, kitam tiesiog gerai praleisti laiką, būna tie patys šatatsvidžio renginiai ir miškuose, gamtose. Tiesiog pabūti, pasidžiaugti ir aktyviai praleisti laiką. Tai čia aš manau galima atskirą epizodą padaryti apie tai, kodėl žmonėms patinka, kokias naudas jie gauna. Tikrai labai daug klausimų irgi sulaukiam iš žmonių, kurie dar nebandė to airsofto yra, tai nuo ko pradėti viską, tai tikrai šitus dalykus mes apžvelgsim ateityje. Tai va, o Šarai apie smagiausią dalyką. Taip laukiam, taip norim šitą papasakoti. Smagiausias dalykas, žinai, tai žiauriai reikėtų dalyką turėjom. Bet buvau komandiruotės renginyje, man atrodo, ten buvo Mantas Bartuševičius, Pralaušk vieną šaltą hebrą ir pamiršau. Ir Rolandas Mackevičius, kuris sakė, ateis pas mus į žaidimą. Tai va, laukiam, tai Rolandai, jeigu matysi, o tikrai mes tau atsiųsim šitą podcastą, tai kur dingai? Tai laukiam tavęs. Padarysim kokį special game. Jo. Žinok, jau sakė, ateis. Manau, mūsų tas parašas renginių, Ataidas sugalvotas scenarijus, operatorius, ne? Jo, va galėsim irgi pristatyti, kadangi čia idėjos autorius yra, tai... Gal tigro aprengti ir paleisti. Jo. Ok, dar grįžtant, tai šitą daiktą, čia yra raketsvidis, aš jį su Airsoft Punk žinia nupirkau per aukcioną, kuris vyko komandiruotėje. Dabar neprisimenu, kuri čia buvo, bet čia buvo viena pirmųjų komandiruotės dalių, man atrodo, gal ir pati pirmoji. Tai yra trofėjus iš Ukrainos, kur kariams pavyko sumedžioti ir atimti iš rusų. Ir jie rinko paramą būtent Ukrainai ir toliau remti ir pardavinėjo tos rekvizitus. Tai buvo berods 4. Buvo šalmas prašautas, buvo nuolaužos lėktuvų visokiausios ir buvo pagrindinis raketsvidis. Tai pamačiau, sakiau, kad reikia, žinau, ką galim padaryti su juo ir pastačiau 1000 eurų. Tai visi pinigai buvo skirti Maladėts komandai komandiruotis, kad visą, kiek žinau, viso renginio pajamas viskas skyrė tą dieną Ukrainai. Tai va, tai aš nupirkau, užlipau ant scenos, manau, kad pridėsim tuos video, kuriuos filmavo žmonės, su kuriais buvau ir būtent pastačiau daugiausia pinigų už šitą trofėjų. Papasakok truputėlį, kur vyksta ir ką kvieti sužaisti ir pabandyti šitą sportą, taip galima sakyti. Pramogą. Pramoga sportą, tai Airsoftas čia toks jau mano gyvenimo būdas, nežinau, man labai patinka, rengiam Vilniuje ir Kaune. Esam nauji, bet idėjų kupini ir remiam Ukrainą ir, ką žinau, atvaryk pažaist, Gerai, kaip pasakysi. Tai pavadinimas, koks tai? Dar kartą, paim. airsoftpunks.lt. Apsilankykit visi, vien iš... Ir šitą, kai tenai įsimokėt, įdėk į Ukrainos maišį šitas taupyklę, gerai? Sutariam? Aplodismentai Šarui. Ačiū tau dar. Ačiū tau labai. MVP. Toks dar, nežinau, pasakoti tą tokią įdomią istoriją dar prieš šitą, kaip galvojau, kaip pasireklamuoti. Jo, mes būtinai įdėsim tą video, nes kai kas galbūt nematė, kai kas jau matė tą video, tai tikrai norim padaryti ir čia, jeigu reikės marketingo žmogaus, tai žinokit, iš Šarą drąsiai galite kreiptis, nes, čia buvo wow. Sėdim, atsimeni, ta prasme, sėdim ir gaunam vieną kartą žinutę, ta prasme, Šaras rašo, ar statyti 50 eurų, nei kas, nei kur, nei kažkas ten tokio buvo, kad ar užrašyti ant 50 eurų, ką užrašyti, kaip užrašyti, ta prasme.
po to įrašė voicemailą, detaliau išaiškino, kad ant Pydiso užrašys Rolandai, kada ateis į Airsoft Punk žaidimą. Ir viskas buvo tai, kad reikėjo žmonėms surašyti ant lapelio kažkokius tai klausimus, tai Šarūnas tai labai padarė originaliu būdu, užrašė ant Pydiso Rolandai, kada ateisi pas mus į Airsoft Punks į žaidimą. Nu jo, čia toks buvo, žinai, kad norėjau pasipromint, norėjau kažkaip tai išskirti ir žinau, kad Rolandas žaidžia Airsoftą, žinau, kad nebuvo pas mus ir žinau, kad jam turbūt labai patiktų pažaisti tą patį CQB. Žinau, kad jo ir komanda buvo vieną kartą, prisimeni. Jo, sopui buvo, dalis sopų tikrai. Bet jo nebuvo ir aš galvoju, blemba, jam turėtų tikrai patikti, kaip, dabar, žinai, eisi prie jo, sakysi, čia zdarova, čia tu manęs nepažįsti, atvaryk čia ir čia. Toks, gerai, neveikia, tokia neįdomu. Reikia kažko biškių unikalesnio. Ir sėdžiu, galvoju, suku tą makaulę ir tada prasideda ten kažkaip ilgoji ta pertrauka, tada paruošia lapukus, ant kurių gali rašyti klausimus, įmeti į ten tą tokią dėžutę, stiklainį, kaip čia pavadinsi. Ir aš galvoju, aš įrašysiu, bet tai kokia tikimybė, kad tikrai mane ištrauks ir tikrai perskaitys šitą klausimą. Tada galvoju, jaučiu, niekas ant Pydiso nerašė. Galvoju, tikrai, kiek žiūrėjau komandiruočių, tikrai žiūriu, ten tas podcastas man labai patinka, buvo faina, bet, nemačiau, kad kas nors ant Pydiso rašytų. Bet apsime, matei, kad ant Pitako rašo, ant 10 rašo, ant 20. Ne, nieks bet ant Pydiso nerašo. O tai kodėl ant Pydiso, kodėl ne ant 20? Matai, čia aš... Rolandas Mackevičius turi savo pravą. Jo, už Pitaką neprasidės. Tai pasižiūri, žinai, ten popierėliai, čia Dvatsokas neskaitom, Pitakas neskaitom, 50 perskaitom. Va taip panašiai, žinok, ir buvo. Tai va aš jums rašau, hebra, turiu grinų, gerai. Ir sugalvojau ultimate idėją marketingo užrašyti ant Pydiso ir tikrai perskaitysi. Ir tikrai gavosi, ir tikrai patį pirmą pasiėmė, lapelį, išsitraukė. Parašė. Jaučiu klausimas, ar per mane gali praeiti koksas? Rolandai, kada atvarysi pažaisti pas Airsoft Punks? Ir gerai, tiek ir užteko. Pažadėjo atvarys, lauksim, ir po to viskas baigėsi dar tuo gale aukcionų, kurio aš net nežinau iš pat pradžių. Tai čia gavosi irgi labai dvigubas gėris, aš tai pavadinčiau. Dar toks off-topic jokingas dalykas, sekančią dieną aš tiesiog matau brolio įkeltą story, jisai irgi pasirodo komandiruotės renginį jau antrąjį dalį ir sakau, gal turi grinų? Ir jisai ant Pitakų užrašė klausimą, dabar neprisimenu kam, gal Bartuševičiui, man atrodo, užrašė, kada atvarysi Airsoft Punks pažaisti ir įmetė. Ir Bartuševičius gerų bairiukų ten pasakė. Linkėjimai, gerai, dabar trumpai mes turim atiduoti duoklėje broliui. Bet žinai, brolis ir uždavė 50 eurų. Aš net neklausiu, kuriam iš brolių geriau sekasi gyvenime. Ir vakar turėjom aukcioną ir pardavinėjom 4 prekes ir galiausiai paskutinė prekė buvo granatsvaidis. Na, man atrodo, iš fronto praštas. Taip, visus pinigus mes skiriame Ukrainai ir tai, ką suprekiavom per aukcioną, irgi skiriam Ukrainai. Tavo brolis vakar išleido 1000 eurų nusipirkdamas ir aš matau, kad tu filmuoji, ne? Brolis prašė. Tavo brolis tada girdės, jam plojo ne tik vakar, jam plojo ir šiandien vis dar. Už tą 1000 eurų jam vis dar plojo. Nenustoja žmonės ploti visoje Lietuvoje. Faina irgi, žinau, kad brolis atėjo pas jį po renginio, paklausė, ar tikrai atvarys ir sakė atvarys. Tai laukiam irgi... Ir vėlgi nesulaukiam, kažkaip. Ne, tai čia, žinai, žmonės dirba, tai taip atrodo, bet aišku, čia toks pagrindinis dėmesys buvo dėl šito nupirkto, nes vis tiek brangus dalykas, didelė parama, tai pabaigiu temą dėl šito raketsvidžio, pasitarėm su komanda, žinom, kad Aidas užsiema Kelio knyga paramos fondų ir mes nusprendėm, kad mes galim kažką padaryti ir padėti Ukrainai dar labiau. Tai aš manau, šitoj vietoj perduosiu Aidui žodį ir perduosiu dovaną, kurią papasakos, ką darysiu ją. Jo, ką darysim, tai ačiū tau labai.
taip, su mūsų žinia be abejo buvo šitas daiktas įsigytas. Ir su ta mintimi, kad paleisti dar kartą jį į aukcioną, tai visi, kas žiūrit šitą podcastą, galite užeiti į Kelio knygos Facebook profilį, susirasti ten aukcioną ir daugiausia pasiūlės galės jį pasistatyti pas save namuose, garaže ar dar kažkokiu tai kitus veiksmus atlikti, ar dar kartą aukcioną praleisti. Ne? Tai 2 kartus pasitarnaus geram darbui ir dar turbūt galima būtų paminėti, kad kaip tik dabar vyksta dar viena akcija, Laisvės TV organizuojama, didysis konvojus, tai manau, kad tie pinigai taip pat nepamaišys ir prisidėjimui prie Laisvės televizijos akcijos didžiojo konvojus. Tai žodžiu, tikiuosi, kad dalis pinigų surinktų už šitą daiktą nukeliaus automobilio pirkimui, kuris išvažiuos į Ukrainą kartu su didžiuoju konvojum organizuojamu Laisvės televizijos. Tai kol kas mes jį kažkur pastatome. Jo, tai čia aš irgi labai paraginti, iš tikrųjų žmonės norėčiau dalyvauti, įsitraukti ir visą laiką, kiek žinau, galite, prasme... Jo, visą laiką galite palaikinti ne tik ir Softbanksų Facebooko puslapį, bet ir Kelio knyga Facebooko profilį, kur būna labai dažnai darau įvairiausius aukcionus, monetas, ten suvenyrus įvairiausius ir tie pinigai keliauja į VŠI Kelio knyga sąskaitą, pavirsta dažniausiai į automobilius ir iškeliauja. Per pernai metus mūsų fondas išvarė 160 automobilių visą. Padarom ne taip kaip visi. Visi sako, ten pašėrint, palaikint. Nori, pašėrink, palaikink, viskas tvarkoja, bet aš manau, kad paliekam šitą tiesiog kaip dovaną tiem, kam tikrai rūpi Ukraina ir nori prisidėti ir bandė prisidėti, galbūt kažkam finansai neleido, bet labai norėjo, tai padarom jiems va tokį. Jo. Bet dar galiu pasakyti, kad nebūtinai, nes laimėtojas, tai aš galvoju taip, jeigu kažkas pastatys ten 500, kitiem nebėra motyvacijos kelt, nes tiesiog finansinės galimybės žmonės yra įvairios ir vienam 500 yra tiek pat, kiek kitam galbūt 5 eurai pagal gaunamas pajamas. Tai visuomet galima prisidėti ir mažesnę sumą, pervesti VŠI Kelio knygos sąskaitą, nebūtinai laimėti, bet, kaip sakai, dalyvauti. Tai gal padarom taip. Prašom komentaruose statomą sumą, galite pervesti bet kokią. Statomą sumą, bet žiūrėkit, hebrytė, kad tai būtų nepasidalintojus, ta prasme, šitų, o tie, kas perves į VŠI Kelio knygą, ta prasme, kad ir daleiskim eurą, 2 su ten, nežinau, panks prierašu, ne, vadinasi, dalyvauja mūsų žaidime, ne, ir gaus pat galės laimėti nemokamą žaidimą. Taip. Tai, ta prasme, visos pusės laimės ir greičiausiai, ta prasme, galėsim tada visi ne kare dalyvauti. Kokią paskirtį rašyti, gal panks nelabai po to buhalterijai sakys, kaip čia dabar aprašyti, bet pačioje komentare po video irgi parašysiu rekvizitus, kur daryti pavedimą ir kokią paskirtį nurodyti. Jo, ir tas, ir iš tų žmonių ir rinksim tada laimėtojų. Net ir 1 eurą, jo. Jo, super, labai gerai. Aš dar galvoju, vis tiek reikia gal pasakyti, kad sekantį kartą pakalbėsim apie baimės fabriką. O tai čia greitai labai bus. Jo, čia greitai bus. Tai bus. gal dabar reikia pakalbėti? Ar nori dar žiūrėti? O tai bet iki kito gali būti jau pasibaigę. Jo, jau gali būti toks dalykas, kad prasidės. Čia vėlgi viskas labai priklauso nuo mūsų operatoriaus. Tai jeigu dar neprasidėjo ir mato šitą podcastą, turėsim žiauriai nice projektą Baimės fabrikas. Nebereikės važiuoti į Kėdainius, į Kaunus ir visus kitus. Žodžiu, galėsit bijoti čia Vilniui vietai. Jo, tai čia gal irgi pasikviesim. Gal porą skirtimų dar pasakysim, ne? Ne, mes užsimenam labai miglotai. Šiaip legit. Tai vėlgi ieškoti informacijos Baimės fabrikas
.lt. Arba Dar vis tvarkau puslapį, tai Facebook'e. gal tikiuosi jau veikia šiuo metu. O Facebook'e? Facebook'e yra vienas postas parašytas, keletas reelsų, bet jo. Jo. Greitų metų vis tiek turi. Baimės fabrikas, ne faktorius. Taip. Ne faktas. Fabrikas. Man tai labai patinka, mes dabar padarysim siaubo viso šitą atmosferą ir tikrai darysim kokį zombių ir savo žaidimą. Jo, neprižadam, kad Helovyno... Nežinau kokį, bet noriu, kad žaidėjai galėtų šaudyti į zombius. Tiesiog. Dar vis svarstymo fazėj, bet tikrai. Ja, bus, tikrai neprižadam, kad šiam Helovynui padarysim, tai kas, manau, nelabai realu skamba. Mėnesis laiko. Po Helovyno. Po Helovyno, manau, tikrai ir bus toks ir sumanimas, kad bent jau kas mėnesį leis kažkokius special žaidimus, tai irgi, manau, podcast'o metu mes tada pristatysim tokius dalykus, jeigu turėsim kažkokius special žaidimus. Ir kas sudalyvaus Tarkove, ne, ir paliks tikrai mums atsiliepimą, kur mes galėtume patobulėti, duosim papildomą nuolaidą. Tiesiog, nes tu dalyvauji Tarkove mūsų unikaliam žaidime ir kai bus mūsų sekantis unikalus scenarijus, gausit nuolaidą. Už tai, kad, nežinau, fanai, ne? Jeigu jau taip. Pastovus klientai, pavadinkim. Jo, tai irgi tik tai nepamirškim tokio dalyko, kad būtent tai mums ir leidžia augti, kai jūs dalinatės informaciją, komunikuojat, tai žiauriai faina, kai visą laiką irgi susirandat, parašot, kas patiko, ką galima patobulinti, kur kas kaip. Tai visą laiką tikrai drąsiai rašykit, tikrai reaguojam, komunikuojam, tarpusavį sprendžiam, kaip tai galėtume įgyvendinti, nes nenorim padaryti tiesiog tep-lep, ta prasme, norim padaryti gerai ir tada jau, kaip sakant, po truputėlį visi tie dalykai, kaip matot, mūsų teritorijų kuo puikiausiai įsigyvendina. Jo, tai turėsime irgi atsiliepimų lentą, kur bus specialus QR kodas pakabintas ant lentos, kur jums patogiai bus nuskanavus, galėsite palikti anonimišką atsiliepimą. Tai, kaip sakiau, tai mums leis labai, ta prasme, augti, komunikuoti, tobulėti. Tai va, ir visos jūsų idėjos tikrai tai atsižvelgsim ir įgyvendinsim mūsų šitam mūšio lauke, kurį turime šiai dienai. Tai jo, tai tenai skelbsim visą informaciją, atsiliepimai bus, žemėlapis bus visas teritorijos. Tai jo, tai bus tokių dalykų. Ką mes padarom įdomaus ar kažką. Dabar, kai atsirado tas žemėlapis, ne? Jo, tai bus žemėlapis su koordinačių sistema, mes dažniau turbūt naudosim ir užduotim. Užduotim jį, bet turbūt, jeigu ypač susirenka daugiau žmonių ir kažkas vienas apsiema vis tiek vadovauti tai grupeliai, tai žymiai lengviau iškomunikuoti bus pasiemus tiesiog popieriaus lapą subraižyti, kad jūs ten 5 bėga ten, į šitą kvadratą, jūs ten 5 į tą kvadratą ir panašiai. Tai tą taip pat galima naudoti, galima žemėlapį tiesą dar... Nežinau, turbūt mes jau nebedarysim tų pasivaikščiojimų po teritoriją su naujokais, ne? Ne, jau kalbėjau, pristačiau, kad irgi. Nes puikiausiai galite pasižiūrėti video mano pasivaikščiojimą su papasakojimu, kas kur yra ir praplėtimą. Taip pat turbūt įdėsim apačioje aprašyme nuorodas, kad lengviau būtų rasti ir tiesiog prieš tie, kurie pirmą kartą dalyvauja arba atsivedat savo draugus pirmą kartą dalyvauti, tai labai rekomenduojam pasižiūrėti bent kelis kartus, kad pirmas žaidimas jau būtų aišku, kur bėgti, nes net kai nušauna, hebra į respą neranda. Oi, taip. Pasiklydė. Tikrai taip. Gerai, kad teritorija aptverta, nes ten kur nors atsirastų šitam Timo turgui. Jo, teisingai. Kažkada čia buvo vienas iš Kauno žaidėjas atvažiavęs ir sako, pas jūs kažkaip keista, atrodo Vilniaus centras, bet kartu taip viskas izoliuota. Tai jo, šitas labai gerai, kad neišklys iš teritorijos lengvai žmonės, net ir norėdami. Kaip ir pakliūti tik tai per duris, kurios užrakinamas bus, jaučiu, nebeleisim praeidinėti pavėluotojam, nevėluokit. Tai žodžiu, žemėlapyje, kur su koordinačių sistema, taip pat pačiam žemėlapį mes turbūt užrašysim, ne? Aš manau, kad telefone bus, kad tu gali telefone, ne, ir atspausdinti. Vienas yra
naudojamas tik tai paišymui, kitas yra su zonom. Kiekvienas gaus po nupučką abiejų ir jie galės patys savo braižytis, nešiotis kartu, nes per raciją, žinai, sakytas, tas, ten, toj. Tai reziumuojant, tai kad tam tikri pastatai, tam, kad naudotume bendrą, turbūt, žargoną ir per radio ryšį suprastume, ką puola, ką ten užėmė, arba dar, ar kur reikia eiti, tai tiesiog tam tikri pastatai bus su pavadinimais ir galvoju, kad turbūt bus ir užpaišysim kažkur tai užrašėlį, kurie kur laiptai, kur yra Černobylis, kuris respas yra ir taip toliau. Tai palengvins komunikaciją tarp komandos žaidimo metu. Jo, ir labai svarbu, kad žmonės komunikuot pradėtų. Tai čia iš tikrųjų viena iš tokių problemų, kurią pastebim, ta prasme, žaidimo metu, kodėl viena pusė būna stipresnė, nors ir, pavyzdžiui, ten žaidėjai būna galbūt labiau patyrę, ta prasme, ir panašiai, bet gauna. Gauna todėl, kad likusi komandos dalis visiškai nekomunikuoja. Tai daleiskim, ten, nežinau, yra 4 patyrusių žaidėjų komanda, kuri viską atlieka puikiai idealiai, bet likusi komandos dalis, ta prasme, nekomunikuoja. Tai labai šitam žaidime iš tikrųjų laimi ne vieni žaidėjai, o žaidėjų komanda. Tai visą laiką labai noriu atkreipdėmėsi, kad būtumėt vieningi, būtumėt kaip komanda ir nebijotumėt komunikuoti. Tai tada tai tikrai laimėsit ir, ta prasme, viskas bus žiauriai faina. Tik sunku komunikuoti turbūt neturint racijų, vis tik tai reikėtų, kaip ne vienas yra pasakęs, kai įsigyja stotelę, ne, kad, buvau aklas, dabar praregėjau, nes aišku, kas kur vyksta. Taip, tu matai tik tai tą, ką matai akimis ir ta komunikacija vis tiek dar kartais nenori, net jeigu šalia yra komandos draugas, nelabai nori išsiduoti, tai tu tiesiog tyli arba ten bandai šnibždėti, nebūtinai tave girdi, tai per radio stotį tu gali girdėti, ką komanda daro, ką vadas ten, kur ką siunčia, kur kažkokio pastiprinimo reikia ir panašiai. Tai čia turbūt vėlgi vertėtų. Aišku, ten gal pirmą kartą atėjus nebūtinai ten pirks, bet bent jau išsinuomoti gali pabandyti tie, kas niekada nėra žaidęs su racija, su ausinėm, tai bent jau vertėtų išsinuomoti vieną kartą, pamatyti skirtumą ir tada turbūt nebeliks klausimų, ar verta investuoti bent jau ten 40 eurų, nusipirkti minimaliai raciją ir paprastą ausinę į ausį įsikišti. Noriu tokį mini pavyzduką, kur visi žaidžia, gerai visi, aš žaidžiau Counter-Strike ir aš turiu pavyzdį, kad žaidimas su racija tolygų žaidimas su ausinėm. Jeigu tu žaidi be racijos, tai tas pats kaip CS žaisti be ausinių. Tarsi, kaip diena ir naktis, iš tikrųjų. Ir turim tą bėdą, kad naujokai, aš pats gal tik po metų pradėjau naudoti tą raciją, nes aš tiesiog buvau užtroškęs šaudyti ir šaudžiau. Viskas gerai su to. Čia gal dar ir mūsų toks daržo akmuo, kad neturim stiprių vadų kiekvieną kartą, kiekvienoj komandai, kad lydintų ir vestų, bet mes žinom ir dirbam prie to ir tikrai turėsim kažkada tikrai, kurie apsiimtų gal tą rolę, nes pas didžiąją dalį konkurentų tikrai yra vadai. Jau. Bet jie net ir nežaidžia, jie tiesiog taktikas. Klausimas, ar ne visi gal nori, kad jiems vadovautų? Yra tokių, bet vienetai yra ir jie tada, ta prasme, kaip teko pastebėti, jie savo varo, savo žaidžia, ta prasme. Tai yra tekę tikrai ne vieną kartą žaisti, kur, net ir esant vadui, yra. Ypač aš tai dar vėlgi, čia turbūt dalinai gal ir mūsų tokia specifika, kad ne visada susirenka ten 150 žmonių, ne? Ir atrodytų, kad, jeigu yra ten tik tai viso labo ten 30-40 žmonių, tai bus mažiau įdomu negu ten, kur yra 120. Tai turbūt aš atvirkščiai pasakyčiau. Čia ne tai, kad labai čia pliusus dėdamas mums, ne, bet kai yra daug žmonių, dažnu atveju yra komandoje kelios komandos, stiprios komandos, kurios nebūtinai visą laiką klauso to vado, kuris vadovauja. Kiekviena komanda yra atvažiavusi su tam tikrais tikslais. Vieni ten drožia savo taktikas, žinai, ten sako, dabar šturmuojam šitą pastatą, pofik, kad ten nereikia jo neišturmuoti, to žaidimo rėmose, ne?
jeigu yra kažkokia užduotis, kažką tai užimti, tai reikia tuo metu visai kitoje vietoje būti, bet tie taip susigalvoja, mes davai šturmuojam šitą pastatą. Tai tas, kaip juokingas pavyzdys yra buvęs, tai prasme su šitu, atsakai, eina komanda ir, tai prasme, savo kažką daro. Tai jo, taip yra buvę, užduotis dabar neprisiminsiu kokia, bet tikrai nebuvo ta užduotis, kad neleis žmonėms iš respo išeiti. Tai ant tiek užspaudė visus, ant tiek, ta prasme, neleido išeiti, kad jie stovėjo prie respo ir tiesiog visus išeina, bam, sako, mums taip įdomu. Va čia yra mūsų komandos užduotis. Buvau dargi ir aš pakliuvęs, kur buvo pas mus komanda atvažiavusi, kurie pasidarė savo treniruotę. Ir mums tos vietos kaip ir nereikia, bet jie savo smagiai dirbo, mokinosi, šlifavo savo judesius. Taip, puikiai arena mokytis, šlifuotis ir taip toliau, bet tam kebra yra, išsinuomokit privačiai, tiesiog. Nelupikausim nieko, jūs ateikit, pasitreniruokit, bet nevažiuokit į žaidimą daryti savo treniruočių, nes, buvo tokių atvejų. Ne faina, nes, tada gaunasi, kad 2 scenarijus žaidžiam, tai toks. Tiksliai, hebra, turim nuolaidą. Aš manau, kokį 5 euriukų gali. Dar papildomų. Pažiūrėjo. Kiekvienam. Pigiau grybo, pigiau Kiekvienam ar grybo. kažkuriam tai ar... Ne, aš manau, kad kiekvienam, kas pažiūrėjo, kas bent jau užsiprenumeravo tie 23. Kas išklausė iki šito momento, tai va čia tie gaus nuolaidas, suprantu. Ir bus kitus epizodus privesti, žinai, žiūrėt, o gal žiūrėk nuolaidą, tu pasakysi. Gal galima tai biški šitą... Jo, bet mes žaisimės, vieną įdėsim, antrą minutę, kitą, ten 4, kad neišeitų praskipinėti patį galą, žodžiu, kad reikia, nori, nenori išklausyti. Nuolaidos kodą kaip imidžą, o kad neprašymė būtų. Vo čia būtų, nes tu turėtų žiūrėti viską. Taip. Trumpai. Ir taip, kad prasukant beveik nepasimatytų. Vienas freimas, bet žinai, viena 25. Labai gerai. Tai va, tai ta linksma gaida, man atrodo, mes ir baigiam savo pirmą podcastą. Kiek užtrukom, žinom? Nežinom. Pasižiūrėsim. Laimingą laiko neskaičiuoja, ne? Jo. Irgi žiūrėsim kartu ir su jumis podcastą. Jo, žiūrėsim ir prisikabinėsiu, čia taip turėjo būti. Žiūrėsim statistiką YouTube, ties kurie minutę atsijungia, ties pirmam, trečiam. Daugiausia, tie du žiūrėtojai, žinai, ar 3. Aš kažkada dariau šiaip testavimui, kiek laiko leidžia daryti tiesioginę transliaciją. Tai ir važiavau iš Ukmergės į Vilnių, ten 40 gal su virš minučių. Ir tiesiog transliavau, ką matau, tą pasakoju, žinai. Tai kažkas sąžiningai gal 2 atžiūrėjo nuo pradžio iki galo, kaip aš važiuoju nuo Ukmergės iki Vilnių. Gal žmonai? Ar tikrai namo, ar tikrai neužsuka, žinai, niekur. Gali būti. Gerai. Žodžiu, ačiū visiems, kas dažiūrėjo iki galo. Ir iki susitikimo. Viskas, ate. Laimingai. Iki.